Alkoholio Lietuvoje vartojama labai daug. 15 metų ir vyresniems gyventojams tenka 15,2 litro absoliutaus alkoholio arba 40 litrų degtinės. Neseniai pasirodė Pasaulio sveikatos organizacijos duomenys apie daugiausiai 2010 metais geriančias šalis pasaulyje. Ir rezultatai šokiravo. Lietuva užėmė 3. vietą. Akivaizdu, kad padėtis grėsminga, ypač kai žmogus nebesusitvarko su savimi ir jam reikalinga medikų pagalba. Visą laiką žmogus, kuris vartoja didelius kiekius alkoholio, kai jau prasideda abstinencijos protrukiai ir didžiuliai protrukiai, reikalinga jau medikamentinė pagalba. Taip, tiek mūsų klinika, tiek turbūt ir kitos gydymo įstaigos, jos stengiasi padėti žmonėms, kada jau jie kviečia į pagalbą ir teikiama detoksikacija, būtent detoksikacijos pagalba. Tačiau pirmiausia, tai mes sulaukiame skambučio. Skambučio mūsų administratoriam, tai yra darbuotojams, kurie dirba visą parą. Ir aišku, išklausima pati situacija. Tai yra pirmiausia žinoti, kas per pacientas, kas per problema, koks vartojimo stažas, kas buvo vartojama, bent jau detaliai šiek tiek gauti informacijos, kad sužinoti, kuo mes galim būti naudingi ir kuo mes tam galim žmogui padėti. Toliau, aišku, išsiaiškinus, vyksta gydytojų brigada. Brigada, kuri teikia neatidėliotiną ir greitą pagalbą žmogui jo namuose. Mūsų brigada nuvykusi žmonių, gydytojų brigada nuvykusi į vietą, teikia informaciją ir artimiesiems. Artimiesiems, ką reikia daryti, kaip reikia elgtis ir kokios pagalbos imtis, kai žmogus išeis iš būtent šitos krizinės situacijos. Brangus gėrimas ar pigus gėrimas, jis vis tiek yra nuodas. Negali būti nuodas švelnesnis arba nuodas stipresnis, nes šiuo metu tai yra nepateisinami dalykai. Aišku, artimieji turėtų pastebėti vieną iš pagrindinių dalykų, kad jeigu žmogus pagirios, tai yra žmogaus pagirios yra sunkios ir jos kartojasi jau nebe vieną kartą, tai yra signalas, kad yra problema, kad tai yra tikrai didelis žingsnis į alkoholizmą. Aš noriu pasakyti, kad jeigu žmogus jau nebesugeba pats susitvarkyti, jisai turėtų kreiptis į mūsų įstaigą, būtent į Miramedos kliniką. Mes galime žmogui padėti tiek medikamentinę pagalbą, tiek psichologinę pagalbą. Tai yra kompleksas, gydymo kompleksas, kuris gali sustabdyti alkoholio poveikį žmogaus organizmui. Tuo metu suteikiama pagalba ir emocinė. Emocinė tai yra informacija, kur jie galėtų kreiptis, būtent išėję iš abstinencinės būsenos, kad jie galėtų kreiptis į kliniką ir būtent kreiptis į specialistus. Nes mūsų klinika ne tik užsiima detoksikacija, bet būtent ir tęstiniu gydymu, tai yra tęstinė profilaktinė veikla, tiek praktinė, tiek teorinė veikla.